pradėsime kartotis, galbūt kai kas mokytis trigonometrinių ir lygčių sprendimą. Pirmiausia, tam, kad galėtumėm spręsti trigonometrinės lygtis, turime mokėti apskaičiuoti atvirkštines trigonometrinių funkcijų reikšmes. Tai būtų pirma užduotis. Ark sinus 1/2. Kaip skaičiuojame? Galime susivesti su skaičiuotuvu ir suskaičiuoti, arba naudotis šitą lentelę. Sinuso eilutėj susirandam 1/2 reikšmę ir žiūrime, kiek tai yra laipsnių. Vedame į viršų ir matome, kiek tai yra laipsnių. 30. Vadinasi, ark sinus 1/2 bus lygu 30 laipsnių. Ark kosinus šaknis iš 3 iš 2. Žiūrime kosinuso eilutėj, kam yra lygi šaknis iš 3 iš 2 reikšmė, tai yra 30 laipsnių. Ir vėlgi parašom, kad tai yra 30 laipsnių. Ark tangent 0, tangento eilutėje surandame 0 ir žiūrime, kiek tai yra laipsnių, 0 laipsnių. Taip skaičiuojame atvirkštinės trigonometrinės reikšmes. Kartais gali reikšmės būti duotos su minusais. Tad reikia prisiminti keletą taisyklių, kad ark sinus su minusu, minusas išsikelia ir mes žiūrim į tą pačią reikšmę, kai būtų be minuso, tai yra ark sinus, šaknis iš 3 iš 2 susirandame, kur tai yra 60 laipsnių, vadinasi minusą iškėlėm ir gaunam atsakymą minus 60 laipsnių. Ark kosinus šaknis iš 2 iš 2 susirandam kosinuso eilutėj tokią reikšmę ir žiūrime, kiek tai atitinka laipsnių. Žinoma, jeigu skaičiuojate skaičiuotuvu, tai jūs iškart rasite atsakymą ir nereikės galvoti, yra minusas, nėra ir kiek tai yra laipsnių. Ark tangentas vienetas, žiūrime tangento eilutėj vienetą, tai yra 45 laipsniai. Ark sinus minus šaknis iš 2 iš 2, tai dar kartą užfiksuojam, kad minusas išsikelia, o tokią reikšmę turi 45 laipsniai. O, truputuką jau nebenori man tilpti. Galbūt parašysim atskirai. Ark sin minus šaknis iš 2 iš 2. Tai bus lygu minus 45 laipsniai. Ark kosinusas neigiamas, jeigu yra neigiama reikšmė, šiek tiek skaičiuojama kitaip. Reikia tuomet ark kosinus minus šaknis iš 3 iš 2. Minusas neišsikelia, o reikia iš 180 atimti tiek, kiek būtų be minusų. Kosinuso eilutėj surandam šaknį iš 3 iš 2, tai yra 30 laipsnių. Parašom ir čia atėmę gaunam 150 laipsnių. Ark tangentui, kaip ir sinusui, išsikelia minusas į priekį ir gausime minus 30 laipsnių. Tai čia yra atvirkštinės trigonometrinės funkcijos. Toliau. Užduotis ar lygtis turi sprendinių. Į ką mes atkreipiam dėmesį? Turime mes 3 formulės, pagal kurias skaičiuojame lygtis. Ieškome sprendinių. Prie tų formulių mums yra parašytos ribos, kokios reikšmės gali būti. Tai ribas turi tik tai sinusas ir kosinusas. Tangentas gali bet kokias reikšmės A turėti. Tai pagal tą skaičiuką mes ir atskiriame, ar lygtis turi sprendinių ar ne. Jeigu tas skaičius priklauso intervalui, vadinasi, turi sprendinių, jei nepriklauso, neturi. Sprendimą rašyti reikėtų šitaip. Sąlygą nurašom. Ir mes žiūrim -4, ar priklauso pagal sinuso lygtį intervalui nuo minus vieneto iki vieneto.
Minus 4 į šį intervalą nepatenka, tai yra nepriklauso, vadinasi šita lygtis sprendinių neturi. Taip, rašome sprendinių neturi. Arba jeigu trumpai tiesiog, ar lygtis turi sprendinių, rašytumėm ne. Lygiai taip pat žiūrim kosinus x lygų 0,4. Kosinuso lygties formulė čia. Intervalas vėlgi yra toks pat, nuo -1 iki 1, tai sprendimas, paaiškinimas būtų, kad 0,4 priklauso, čia atskirkime, priklauso šitam intervalui. Vadinasi, ar lygtis turi sprendinių, rašytumėm taip. Aišku, visą sprendimą reikia šalia rašyti. Tangentas ribų neturi. Tai yra reikšmės, jis gali turėti visas. Vadinasi, tangentui, kad ir koks skaičius būtų, mes visada rašysime, kad jisai sprendinių turi. Nes apribojimų tangentui nėra. O sinusui, kosinusui apribojimai yra ir duoti intervalai gali būti tik tai nuo -1 iki 1.